Juchove yra ekologinės biodinaminės ūkis, kuriame taikomi rankiniai ir mechaniniai ūkininkavimo būdai. Tradiciniai ūkininkavimo metodai derinami su šiuolaikinėmis technologijomis. Taikant šį metodą galima tvariai auginti daržoves, tausojant gamtą ir užtikrinant aukštą produkcijos kokybę. Daržovių ravėjimas atliekamas ir rankomis, ir mechanizuotai. Tarpinių pasėlių piktžolės efektyviai ravėja traktorius su ravėtuvu, o tarp daržovių, pavyzdžiui, svogūnų ir kopūstų, piktžolės ravimos rankomis. Šis metodų derinys užtikrina tikslę augalų priežiūrą ir kartu saugo dirvožemį. Laistymo sistema – dušas. Jos daugiausiai reikia vasarą. Laistymo žarna įsivinioja iki 500 metrų ilgio. Labiausiai reikia laistyti morkas ir raudonosius burokėlius. Tarpueilių vagojimas. Padargą traukia daržo traktorius. Tarp eilių reikia ravėti piktžolės, o morkų galus užberti žemėmis, kad jie būtų apsaugoti ir šaknys tolygiai nusidažytų. Morkos auginamos šiais metodais, todėl jos auga sveikos. Agurkai skinami rankomis. Šis procesas reikalauja tikslumo, kad daržovės nebūtų pažeistos ir būtų užtikrinta jų kokybė. Daržovės, pavyzdžiui, paprikos, krapai, pomidorai, česnakai, svogūnai, burokėliai, patisonai, moliūgai, cukinijos, petražolės, bulvės. Įvairių veislių salotos, morkos ir kopūstai sveriami ruošiami pardavimui. Pagrindiniai klientai yra Juchovo kaimo projekto įmonės virtuvė ir Juchovo profesinio aktyvinimo įstaiga, gaminanti konservus. Daržovės taip pat platinamos bendrovės parduotuvėse, Stečinė ir Juchove, taip pat prekybos partneriams visoje Lenkijoje. Be to, produktai pristatomi į restoraną. Didelė dalis daržovių taip pat siunčiama sulčių gamintojams šalyje ir užsienyje. Morkų sėjai skirtos vagos pradedamos formuoti likus 3 savaitėms iki planuojamo sėjos. Po šio laikotarpio mechaniškai pašalinamos pirmosios piktžolės. Po šio apdorojimo prieš pat sėją ištaisomi grioveliai, kad būtų užtikrintos idealios sąlygos augalams vystytis. Formuojant vagas reikia tinkamai paruošti dirvą ir suformuoti tolygius griovelius, kad būtų užtikrintas tinkamas sėklos sėjos gylis, dirvožemio drėgmė ir maisto medžiagų prieinamumas. Raudonosios linijos taip pat palengvina morkų derliaus nuėmimą. Morkų sėja įvyksta balandžio pabaigoje ir gegužės pradžioje. Sėklos sumaišomos su bulvių krakmolu, kuris neleidžia joms įsielektrinti. Tada toks mišinys pilamas į pneumatinę sėjamąją, kuri užtikrina tikslę sėją. Sėjamoji pasukama taip, kad tarp sėklų būtų tinkamas atstumas. Šis procesas užtikrina tinkamą sėklų pasiskirstymą. Morkos sėjamos po vieną. Atstumas tarp sėklų 2,3 cm. Tolygus sėklų pasiskirstimas yra labai svarbus siekiant užtikrinti optimalės augalų augimo sąlygas. Raudonieji burokėliai sėjami gegužės pradžioje. Aktyviosios akėčios su paketinėmis akėčiomis, prie kurių pritvirtinta sėjamoji, leidžia sėti tolygiai. Atstumas tarp eilučių 50 cm, o tarp sėklų 8 cm. Raudonieji runkeliai auga ne kalvose, o lygumoje.
Mulčias naudojamas mechaniškai naikinti piktžoles vėlesnėme augalų augimo etape. Nėra purškimo. Visos piktžolės nupjaunamos mulčiuotuvo, morkų ar petražolių pjūvio aukštyje. Paprikos ir pomidorai auginami plastikinėme tunelyje. Tunelis pagreitina augalų augimą, leidžia jiems greičiau subręsti ir apsaugo juos nuo nepalankių klimato sąlygų. Pavyzdžiui, pavasarinių šalnų ar stiprių liūčių. Morkų derlius nuimamas rugsėjo pabaigoje ir spalio mėnesį. Morkos suariamos ir per juostinį transporterį išberiamos į transportavimo priekabą. Morkos nuimamos ir vežamos į rūšiuotuvą tuo pačiu metu, kurį paruošiama tolesniam platinimui. Morkos rūšiuojamos pagal dydį. Šio proceso metu taip pat pašalinami teršalai, pavyzdžiui, piktžolės ir akmenys. Biodinaminėme Juchovo ūkyje modernio žemės ūkio technikos naudojimas atlieka svarbų vaidmenį, užtikrinant derliaus produktyvumą ir kokybę. Pavaizduota mašina yra sėklų volas, mechaniniam dirvos sutankinimui, kuris padeda geriau sudygti smulkiai žiedžiams augalams. Jie taip pat naudojami dobilų žolei auginti. Kukurūzų ravėtuvas naudojamas mechaniniam ravėjimui tarp kukurūzų augalų eilių. Šio proceso metu šalinamos piktžolės, kurios konkuruoja su augalais dėl maistinių medžiagų ir vandens. Veikiančiai siejamai kukurūzų augimui skatinti naudojamos organinės dirvožemio trąšos. Trąšų barstomoji naudojama trąšoms barstyti pagal GPS sistemą, kuri užtikrina tolygų maistinių medžiagų paskirstimą lauke. Mulčiavimo renginys tai mašina skirta piktžolėms vėlesniuose augalų augimo tarpsniuose naikinti ir melioracijos grioviams apsaugoti nuo kultivatoriaus užaugimo. Taikomos nerėminės ir po derliaus nuėmimo taikomos agrotechnikos priemonės. Daržovių, pavyzdžiui, svogūnų, burokėlių ir bulvių derliaus nuėmimo kombainas. Tai specializuota žemės ūkio mašina skirta šakniavaisiniams daržovėms skinti.